Šiaip nuotaikos tikrai labai geros, oras, kaip matot, puikus, didelė konkurencija, stiprus varžovai, įdomi trasa. Labai smagus miestas, labai gražus krantas, puikia bendruomenė ir labai smagu čia sugrįžti ir tikiuosi, kad teks sugrįžti ir kitais metais. Tai džiaugiamės, kad Elektrėnai priėmė mus dar kartą ir tikiuosi, kad čia pratęsim. Labai būtų smagu čia surengti Europos čempionatą, nes turi visą infrastruktūrą. Ir tikrai mes džiaugiamės, kad tai yra puikiai suorganizuotos, puikiai lokacija, vidurys Lietuvos, yra sportininkam patogu, visiems labai žiūrovų malonu, tai yra ne tik varžybos, bet ir miesto šventė. Kiek žinau, tai yra tavo pats greičiausias motociklas. Klausimas, atlaikysi varžybas ir kokios nuotaikos prieš startą? Atlaikysiu labai gerai. Startas, 600 arklių, lenkai bus sutvarkyti, visi žiūrėkit ir plokit. Wow! Lietuva! Vyrai stipriai dirba.